Taigi labas rytas, mylėjai. Šiandieną mes sveikinamės iš Nemuno Žiedo, kur vyksta firmos šėrykla. Važiuojam! Šešis kartus. Leidžia ir semiprokaras nuo karto suvažiuoja. Kaip padungęs nuojau. Bet visko buvę. O koks įsimintiniausias, tarkim, tau buvo įvykis? Tai po pustelių semipro ant šlapio apsisukė ir atbulas į roloną ir iš kupo gaunasi kompaktas. Nu, sakykim, labai slidu. Jo, jaučiasi. Pirmą kartą aš irgi kačerginiai, tai reikia atsišaudyti kampus, vietas, kur persimesti. Bet realiam gyvenime daugiau kainuoja negu simuliatoriai. Jeigu kas ko, tai tiesiog paspaus gali restartą visą. O realybėje restarto mygtuko nėra ant vairo, kad paspausi ir pradėti iš naujo. Čia jeigu klaidelė, tai tada sėdi savaitę arba 2 garažę non-stop ir tvarkai tas klaidas. O kodėl tave įtraukė būtent šitas autosportas? Oi, aš jau labai senai domėjausi driftu ir vis dar galvojau, nu, aš kažkada nusipirksiu savo, bet tai kažkaip atidėliau, paskui tiesiog vieną dieną pagalvojau, blemba, jei dabar nepirksiu, tai nu tikrai nenusipirksiu, nu, kitaip nebus. Būtent tas visas driftas kartu ir va naujų pažinčių, kiek atsiranda ir panašiai, nu, ir naujų draugų, tai mes važiuosim čia į siuką, tai bet jaučiu biškį per atstumą. Opa, oi. Matosi, būna ir geriem vairuotojam nepasiseka. O koks tavo, tarkim, iš drifto yra favoritas? Tai nežinau, jaučiu Dyną. Nu, sakykim, slidu. Yra slidumų. Ei, ką, turim ir gerų padangų, bet kol kas bandom Apšilimui to pats. Jo, nes dabar tokios sąlygos, tai čia reikia priprasti prie tų sąlygų. Ant šlapio šėrių, nežinau, labai jau senai. Tai va, o favoritų Dynas. Aš manau, Dynas yra daugelio favoritas. O iš lietuvių, blemba, man kažkaip dvasia. Gal daugelį ir nepatinka, bet aišku, ir Vaškelis. Vaškelis jau numina tapkę ir net leidžia, va tas ir yra. Kaip tavo prisimeni, kaip tavo pirmas pats važiavimas buvo varžybose? Tai varžybose dar net nevažiavau iš tikrųjų. Nu, apskritai pirmas tas driftas. Pats pirmas važiavimas su realia mašina. Jo. Blemba buvo baisu, nes daug pinigų sukišta į mašiną. Tai ir kojos drebėjo ir toks visas labai įsitempęs, bet iš tikrųjų, kai paskui pastebėjau, kad viskas tikrai gan panašu kaip simuliatoriui, tai taip iški jau tada atsipalaidavau. Ir blemba, antroji treniruotė jau važiuodavau trasą gan tikrai gerai. O vat ant kiek skiriasi, tarkim, simuliatorius ir realus važiavimas? Aš sakyčiau, simuliatorius yra kokie 80%. Nes realybėj labai daug priklauso nuo to, kokią mašiną, koks išsukimas, kaip jinai valdosi, ir padangos pačios. O simuliatoriui tu visada turi vienodą tolygų sukibimą, vienodai gerą išsukimą, tos mašinos visada dažnai vienodos ir tau kaip ir tu pripranti tiesiog prie kiekvienos mašinos, ten ir tau paprasta. Daugiau aspektų žaidžia realybėj, bet
atitinka viskas tikrai gan tikroviškai. Žinau, tas pats Valainis važiuoja ir simuliatoriai daug. O tarkim, turi kažkokį tikslą, į kokią lygą nukeliauti, Nu, tarkim? tai šių metų tai yra tiesiog tikslas Street lygos visus etapus suvažiuoti, nes finansiškai galėsiu tik Street lygos etapus, norėčiau, aišku, ten ir kokį Arena Drift Cupą suvažiuoti, bet kai paskaičiuoju dabartinių startinių kainas, tai yra labai kosminės kainos. Tai va, driftas nėra pigiausias autosportas ir jis reikalauja daug valandų treniruočių, kaip ir manau visi kiti autosportai. Bet kas čia yra smagiausia, tai kad gali labai smagiai pasilinksminti. Nesąžiningai meluoja. Štai, minio mašina! Tai jums. Tai va, mėlyjei, viskas. Justelio ekranijo. Tai va, aš tik noriu pasakyti, kad renginys puikus. Šiaip realiai pradžia tikrai labai puiki. Plaukai styro nuo gero drifto. Ir ką, gero vakaro, geros dienos, gero ryto. Ir iki susimatymo kitose renginiuose ir laidose. Iki!